Taigi paskutinis 10 testinis uždavinys. Skaičius, štai toks didelis skaičius, lygus. Tai dabar reikėtų šaknis imti ir keisti trupmeniniu laipsnio rodikliu. Dabar pirmasis 2017 yra po kubinė šaknimi, tai kubinė šaknis būtų keičiama laipsnio rodikliu 1/3. Reiškia 2017 pakelta 1/3 kart. Dabar šitas 2017, jisai yra po kubinė šaknimi, tai yra po šaknyje kubinės šaknies, tai keliam 1/3, o kadangi dar yra ir po tą didžiąją kubinę šaknimi, tai dar keliam 1/3. Tuomet atliekam veiksmus 2017 pakelta 1/3 kart, laipsnį keliant laipsnio rodikliai sudauginami. Tai 2017 pakelta 1/9. O dabar laipsnį dauginant iš laipsnio rodikliai sudedami. Taigi 2017, o čia būtų 1/3 plus 1/9, subendravardiklinam ir apskaičiavę gaunam, kad tai yra 2017 pakelta laipsnių 4/9. Taigi, teisingas atsakymas yra C.